Labas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Ir šiandien mes vėl kalbėsim apie tikrus vyrus su plaukuotais snukiais, su veido augmenyje. Žmonės, kurie tikri vyrai, taip? Ne. Ne? Ne, nu apie ką tada? Matai, indienam nelabai ūsai auga. Supratau. A ten tokių yra, žinai. Jis ten dar gyvena. Tai va, tai toks, žinai, pasakiau praeitą kartą, nu tai čia, žinai, viskas paprasta, mes čia paimsim, pašnekėsim, žinai. Atrodo, kažkada studijavau tos dalykus, bet kaip dabar pradėjau ruoštis, žinai, Jėzus Marija, žinai, ten tiek visko yra, geografijos, ten daug, metų daug, figūrų, veikėjų, procesų, žinai, sinchronizacija. Vienu žodžiu, sunki tema. Sunki tema, bet pasistengsiu kažkokiu būdu padaryti ją aiškiau suvokiamą, kasgi ten iš tikrųjų vyksta. Gerai, o tema pas mus yra Lotynų Amerika, taip? Taip. Ir tai bus 19 amžius, spėjo, ne? Iš esmės pirma pusė. Okay, gerai. Tai va, tai pradėti reikia nuo esminio įvykio pasaulio istorijoje, apie kurį daugiausiai niekas neatsimena. Tai sugalvojo, reiškia, Austrijos imperatorius, paskui popiežius, reiškia, panaikinti jėzuitų ordiną. Negalima, taip negražu labai. Tai žinai, tai panaikino, ten Lietuvoje švietimo sistemos reforma, dėl to prasidėjo, žinai, dar kas nors. Bet tam manam pasauliui, Ispanijos imperijai, žinai, visai, tai šakės. Supranti, pajudina pagrindus, ten jėzuitai ten valstybės turėjo, ten nekalbant apie, žinai, apie kažkokius tai įtakas ten visam regionui. Na ir aišku, kada vyksta toks esminis pokytis, atsiranda daug žemės neturinčių savininkų ir panašiai. Tai tada visi galvoja, kaipgi čia dabar iš to padaryti biznį. Tai paprastai žmonės galvoja. Tai tame tarpe ir Ispanijos valstybė, jinai, žinai, kontroliavo didžiulės teritorijas. Šiandien mums proto sunkiai suvokiamas, kokios ten tos teritorijos yra. Ir praktiškai nuo vakarinės dalies Jungtinių Amerikos valstijų iki Patagonijos. Ir jeigu taip žiūrėt, tai praktiškai visas tas kraštas, jisai toks sudaro ten tas skirtingas kažkokias tai kolonijas iš esmės. Ir dabar ten įvyksta pirmasis žingsnis, kuris, žinai, toks esminė tokia plyta, kurią tu ištrauki, kurios laikosi. Na ir, aišku, ten surado būdus, sprendimus, Ispanijos valstybė, ten ėmėsi įvairių priemonių, žinai, bandė kažkiek tai reformuoti. Ir kaip dažnai atsitinka, tam tikroj daly tos reformos pasiteisino, davė kokį tai efektą, ten pagyvino ekonomiką ir sustiprėjo, tai dažniausiai tos Pietų Amerikos žemyno ta šiaurinė dalis Kuba, naujoji Ispanija, arba mes vėliau vadinsim Meksiką, žinai, tai pavadinimai truputėlį ten pasikeitė per tą laiką, bet ten kaip ir išėjo į naudą, valstybė šiek tiek sustiprėjo, o kitose regionuose nevelnio. Priešingai reiškiasi. Ypatingai didelių problemų sukėlė teritorija, kurią vėliau vadino pagal upės pavadinimą Paragvajum, kuris buvo realiai jėzuitų valstybė. Tai jiems, žinai, dingo pagrindas po kojomis. Jie galvoja, ką daryti. Bet ten papuolė keletas gerų diktatorių, žinai, kurie sugebėjo suvaldyti šitą procesą. Na ir iš principo jie ten žinai, susikūrė, galima sakyti, nauja valstybė, kuri visiškai skiriasi nuo visos kitos Pietų Amerikos. Ta prasme, mums jie visi ten panašus, žinai, kaip sakai, su ūsais ten tokie vaikinai, ten iš tikrųjų labai dvasingi ir labai gilūs žmonės. Ir ta valstybė, tokia, žinai, sakyčiau, labiau europietiška negu kad kita dalis. Tai va, o kitoje dalyje, tai tie pokyčiai ten gal labai mažai ten kas tai vyko, bet vis tiek tai jau buvo pirmas toksai ženklas, kuris susilpnino tokius pagrindus. Na, o esminiai įvykiai, kurie, reiškiasi, pradėjo labai jau keisti situaciją, tai buvo Napoleono karai ir jų poveikis, reiškiasi, naujajam pasauliui. Nes mums atrodo, čia mes Europai mušamės, ten pas juos 100 metų toli, kiek ten kol nuplauksi, žinai. Bet ten kai kurias vietas gali pasiekti per 9 mėnesius išplaukus iš Europos. Bet jeigu tai pasižiūrės, iškia vien žinią perduoti, jeigu nori, va, tai imperijai, tai iki 9 mėnesių. Žmogaus neštumas. Tai žinai, aišku, kitur ten greičiau. Tai va, ir problemos prasidėjo iš esmės tada, kada Napoleono ta Prancūzų revoliucija, reiškia, jinai vėlgi parodė tokį
Amerikos revoliucija, žinai, Prancūzijos revoliucija parodė tokį, kad gali tas naujasis pasaulis gyventi ir atskirą gyvenimą nuo senojo pasaulio. Ir aišku, atsirado entuziastų, kurie galvojo, kad važiuok, čia gal visai ir neblogai gautųsi. Gal gautųsi kokios Pietų Amerikos valstijos, ar gautųsi kokia nors kitokia pavadinimų valstybė. Ką man tai Ispanija? Pradeda kvestionuoti iš vis tokius daiktus, nes iki šiol tai diskusijų nekyla. Bet pagrindinė priežastis, dėl ko tos diskusijos pradeda veisis, tai yra jėzuitų įtakos mažinimas. Kol buvo jėzuitai, šventoji inkvizicija ir kitokie malonūs dalykai, ten tiesą sakant, reiškia mažai kas keitėsi. Bet vat, kada pasikeitė šitie pagrindiniai, pasitraukė tie fundamentalūs tokie pagrindai, na tai tada vat, pradėjo veikti tos Burbonų reformos, kaip jie vadina, reiškia, ir kažkuria prasme tas kraštas pradeda formuotis tokiom tarsi dviem kryptim. Viena iš jų tokia konservatyvi ir sako, reikia išlaikyti absoliutinę monarchiją ir ją tenai, tos pagrindinius stulpus išlaikyti ir čia viskas taip turi būti. Kiti sakė, kad gal vis tik reikia judėti liberalizmo link ir galbūt reikėtų čia daugiau laisvių suteikti. Buvo kalbama apie tai, kad gal reikia žmonės geriau atstovauti, žinai, ir taip toliau. Tai va. O kaip jie ten realiai valdėsi, tai realiai valdėsi tie kraštai, būdavo ten Ispanijos atsiųsti kažkokie valdytojai, buvo kažkokie kariniai daliniai, kurie tenai buvo sudaryti tam tikrų teritorinių pagrindų ir tos žmonės ten nelabai būdavo atstovaujami, nors kartais jie susirinkdavo kai kuriem nesminiam klausimams spręsti. Žinai. Ir tas pavadinimas lietuviškai labai blogai skamba, yra junta. Junta yra lietuviškai toks skamba kažkokio tai diktatoriaus ten valdžia, reiškia, bet šiaip pagal savo prigimtį tai yra žmonių atstovų susirinkimas. Mūsų būtų seimelis kažkoks tai, žinai. Tiesiog susirinkę savivaldą kokią tai, žinai. Tai, matai, žodžiai turi keletą prasmių. Tai ta pirminė prasme genezė, apie kurią tu kalbėjau, po to visiškai teisėtai, matyt, mes turim kitą reikšmę šito žodžio. Bet aš manau, kad mes dažnai net nesigilinam. Junta yra blogis. Aš savo žodžių etimologiją, man labai įdomu kaip kalbininkui. Tai supratau, okei. Ir 1808 metais įvyksta vienas iš vis esminis įvykis, kada reiškia, Napoleonas apgauna imperiją, apgauna Ispanijos karalystę, liepia surinkti visus princus, nes jis nori pasitarti, visus kraujo princus, ir kada jie visi susirinka, jis tiesiog suima. Absoliutiniai monarchijai nuėmė pagrindą, žinai, dingo karalius. Jisai yra, bet jo nėra, žinai. Ir tiesą sakant, jisai gali valdyti tik tai tiek, kiek jam leis Napoleonas, jisai iškelia jam sąlygas, tas atsisako, žodžiu, toks visiškai neaiškus dalykas. Tai ką dabar daryti? Kaip gyventi Ispanijai? Ispanijos, reiškia, tom kolonijom, kurioms dingo karalius. Nežino, ką daryti. Tai jie įdomiai sprendė tą problemą. Vienas dalykas, kas jiems dar buvo labai gerai, kad susirinko Kadizo kortesai vadinamieji. Reiškia, Kadizas yra tokia, karinė bazė, bet ten yra sala ir toj saloj tai buvo nepriklausoma tarsi dar Ispanijos gabaliukas koks tai, kurį ten šiek tiek Britai prisaugojo ir kiti, žinai. Tai jie tada, tie kortesai, reiškia, jie čia paskelbė, kad kol čia karaliai yra kažkokie paimtinė laisvė, tai jie dabar kaip ir atstovaus tą Ispaniją. Tai okei, reiškia. Tai tada tie kortesai ten kaip ir kažkokia tai valdžia. Ir ką daro, žinai, tos provincijos, vadinkim. Tos provincijos, jos tada išsirenka savivaldą, juntos tas, jų ten šimtai. Ta prasme, čia ne kažkoks stambus, žinai, jungtinis dalykas. Ir jie sako, mes toliau valdom, žinai, Karlo VII ir ten tų kortesų susirinkimo vardu ir toliau skelbia įstatymus, tik patys leidžia, nes neteina jokios instrukcijos iš ten arba ateina kažkokios. Tai tarsi negriauni tokios konstitucinės santvarkos, jokių nepriklausomybių nėra, tiesiog tos provincijos kažkokiu būdu valdosi. Ir tas visai gražiai gavosi. 1812 metais išėjo konstitucija Ispanijos, kuri, žinai, kaip ir paskelbė konstitucinės monarchijos formą, ten tokia, niekas su jie ten nepasirašė po jie iš karališkosios šeimos, bet toks daiktas buvo paskelbtas ir ten labai entuziastingai buvo priimtas tas dokumentas, nes ankstesnė valdžia jiems, šiaip karalius jiems tiko, bet jiems netiko vienas daiktas, kad jų niekas nestovavo. Čia kaip su Šiaurės Amerikos tom kolonijom, ta pati problema, jų niekas nestovavo.
Nu tai jie sako, tai jeigu čia atsiranda kažkokia tai konstitucinė monarchija, nu tai akivaizdžiai bus siunčiami kažkokie tai atstovai, nu tai mes irgi čia kelis pasiūsim ir tie keli tenai Madride pasakys, nu šiuo atveju dar Madrido nėra, paaiškins, kaip čia ką reikia padaryti. Tai va, ir čia atrodė dar viskas taip kontroliuojama, žinai. Ten tokių buvo kalbamų kai kur apie tokias nedidelės nepriklausomybės, bet ten taip iki galo neaišku, žinai, jie ten kažkaip lik ir paskelbė, bet jie paskui ten aiškinasi, ne, mes ne prieš karalių, čia tiesiog vat, laikinai mes dabar kažką tai padarėm. Tai va, na ir 1814 metais, kada Napoleonas yra nugalimas, grąžina tą Karlas VII į valdžią jau dabar, žinai, po karalių. Jis ten pradžioj prisiekė ant tos konstitucijos, nes konstitucija atsirado nesant karalystės realiai. Bet po to labai greitai nusprendė, kad čia velniop, žinai. Ir padaro perversmą, nuverčia velniop tos reiškia, visą tą parlamentą jų ir kalba apie tai, kad grąžins taip, kaip buvo iki revoliucijos. Va čia negerai. Jie jau ten, žinai, Pietų Amerikoje jau pagyveno, jau įvedė tas demokratinės kažkokias struktūras, žinai, jau ten jų kažkas tai klauso. Ir dabar tas karalius padaro tokį negražų daiktą. Na ir vienu žodžiu šitas kraštas pasidalina iš esmės į dvi stovyklas. Vieni, žinai, lieka rojalistais, griežtais. Na, kiti sako, mes patriotai, o čia pavadinimas, patriotai, kiti vadina save liberalais, kiti, liberalais ta prasme už laisvę. Ne ta prasme, kad liberalai čia kaip pas mus liberalų sąjūdis, bet, už laisvę žmonės. Yeah. Bet jie pasisako realiai ne už laisvę nuo Ispanijos, bet už laisvę nuo absoliutinės nuo diktatūros, kitaip sakant. Jau už 1812 metų konstituciją, žinai. Nu va. Tai ten toks, žinai, toks perinamie. Ir dar ten pilna tų huntų visokių, kurios iš vis neaišku kam pavaldžios, žinai, toks kažkoks chaosas visas. Bet kadangi jau karalius yra, tai jisai natūraliai suteikia tam tikriems žmonėms įgaliojimus, kad jie jau galėtų veikti. Bet tie žmonės, kurie turi įgaliojimus kažką tai veikti, jie neturi laivyno, kuris juos nuvežtų. Fiziškai, reiškia, ta logistinė sistema, nes ispanų laivynas yra sunaikintas, jiem atsistatyti reikia laiko, pinigų nėra. Vienu žodžiu, jie ten kažkokiu tai būdu paskui jau pasiekė, šiaip taip jau ten ta kariuomenė. Bet realiai, ta atvykusi kariuomenė, jinai kelis kartus atvyko Ispanijos kariuomenė, žinai, tą kraštą. Jinai patekdavo ne vienu metu, per ilgą laiką ir iš tikrųjų jinai netiek priklausė nuo tų atvykėlių žmonių iš Europos, kiek nuo to, kiek vietoj kokios nuotaikos dominuoja. Vakurisme. Ir dabar, kada atvyksta ta kariuomenė, tai ten vyksta visokios diskusijos ir pas jos dažnai būna. Sueina dvi kariuomenės, jau čia dabar labai mušis, žinai, bet vadai susitinka, sako, klausyk, o dėl ko mes čia mušamės? Gal žiūrėk, o gal susitarėm, žinai. Tai ten pas jos dažnai būdavo, gal susitarėm, žinai, ir susitarėm. Plus ten, žinai, tie atvykėliai europiečiai, jie čia labai jau kariaus. Ir, žinai, paskui sako, velniop, čia viskas blogai, niekas mūsų nepagaus, nes jie per prievartą suverbuoti, prievartinis verbavimo būdas. Tai jie, žinai, ten pereina į kitą pusę, tai jie iš visų miškus pasitraukia, kažkokios neaiškios, žinai, partizanų grupės ten veikia. Ir toks visiškas chaosas, žinai. Ir tam visam chaose, va čia jie dabar kariauja, tai čia būtų laikotarpis dabar nuo 14 iki 20 metų. Kada reiškia, čia aiškinasi tos santykius, kaip čia kas galėtų būti. Na ir šitoj situacijai didelę reikšmę įgauna atskiros asmenybės ir žmonės, kurie kažkuo tai turi kokią tai idėją pasiūlyti. Nes jie dabar idėjos neturi, jie nežino, ką daryti. Karalius elgėsi su jais negražiai, jie būtų linkę daugiau už tą demokratiją, ta demokratija neaiški. Tai va tie asmenybės. Kas tie asmenybės? Dažniausiai tai yra kokios tai kariuomenės karininkai. Bet noriu pasakyti, kad tie karininkai tai nebūtinai yra kokie nors, reiškia, Ispanijos karalystės karininkai, bet gali būti karininkai iš bet kur. Kokie tai gali būti? Tai vienas iš tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, yra tie, kurie kariavo Pusiasalio kare. Pusiasalio karas tai yra, kur Britai ten kariavo, sakykime, prieš Napoleoną, ar ne? Tai, pavyzdžiui, Britų karininkai. Yra toksai Britų korpusas, net pas juos atsiuntęs toks kaip svetimšalių legionas, iš esmės, iš kitų, kaip tik tų rojalistų ten dalis kariuomenės. Kiti tenai, koks nors, reiškia, žmogus, kuris
kuris dalyvavo ten kažkokiuose kitose įvykiuose, žinai. Ten kažkokie pusiau piratai, kuriem tai irgi geras būdas, tokių visokių, žinai, kaip sakyt, visokių avantūristų, ten kokių tų žmonių nėra. Svietų perėjūnai yra tokia sąvoka. Nu jo. Nu, bet ten viską lemia mokėjimas šnekėti, uždegti širdis, žinai, ir taip toliau. Influenceriai to mano. Jo, ir ten va toj, reiškiasi, toj antirojalistinėj grupiai, tokių figūrų tenai atsiranda ne viena, na, bet jisai priklauso, kaip jisai paskui realiai elgėsi, nes aišku, kad tokios personalios kai kuriais atvejais labai greitai save diskredituoja, tai jie tenai plėšimai susima, tai jie ten kažką apgauna, tai perina kitą pusę, tai jos paskui jau atsijojo, žinai, pradžioj, bet tokių ten pačioj pradžioj būta pakankamai. Na ir tam visam chaose jie, reiškia, jau pradeda po truputėlį bręsti mintis, vat nuo 14 iki 20 metų, kad ko gero iš vis nepakeliui su Ispanija. Jau nesvarbu, kokia ten santvarka, kad reikia kurti kažką tai viduj, žinai, ir taip toliau. Na ir ten yra kelios dabar jau odiozinės figūros, ne jokia neperėjimai, tai yra šventi Pietų Amerikos žmonės, kurie, kurių vardais pavadinti miestai, aikštės, pinigai, kas tik nori. Reiškia, tai jiem dabartiniai Pietų Amerikai tai yra šventasis laikotarpis. Tai jo pradžia yra, aišku, ištakos yra ten ankstesnėje epocha, bet maždaug nuo 20 metų. Tai nuo 1820 iki 25 metų vyksta esminiai įvykiai. Kas jų nuomonė. Nes jie iš to viso neiškumo, iš to chaoso, iš tų tokio susidalinimo, reiškia. Ir dabar mes pasižiūrėkime, iš kur jie ateina tie didieji žmonės. Tai kada vyksta ispanų konkistadorų užkariavimai, čia dar labai senais laikais, 15 amžiaus pabaiga, čia tas realiai užkariavimas šitų regionų vyksta 16 pirmai pusiai, tai daugiausiai žmonių atvykusių į Pietų Ameriką, į Lotynų Ameriką, gal taip reiktų ją bendrai vadinti, ispaniškai kalbančią Amerikos dalį, sudarė vyrai, trokštantis garbės ir šlovės. Dažniausiai jie atvyko be moterų. Dominavo vyrišką kompaniją visiškai. Ir kada tik jie tenai įsikūrė, tai jų žmonomis tampa, meilužėmis, bet dažniausiai žmonomis tampa vietinės moteris. Gali būti, netgi taip irgi pasitaikydavo, kad iš tų kilmingų šeimų indėnų. Ir taip atsiranda žmonių kategorija, kurie vadinasi kreolai. Tai tie kreolai, jie yra kilmingi, jie turi jų ten tėvai, jie ten gali atsekti pavardės, jų ten viskas tvarkoja, bet jie, jeigu taip žiūrėti rasinių požiūrių, jie nebuvo europiečiai. Bet yra kalbama, kad tai vienas sėkmingiausių reiškiasi, tų naujai gimusių žmonių. Ir jeigu, sakykime, Šiaurės Amerikoje žodis spalvotas reiškia labai blogai, tai Pietų Amerikoje žodis reiškia kreolas, reiškia ypatingai gerai. Reiškia, tu esi kilmingas, tavo kilmė yra tvarkoj, bet tu esi čia gimęs. Tu esi vietinis. Ir tai yra pagrindinė viešpataujanti grupė žmonių. Jie yra katalikai, jie kalba ispaniškai, jie dažniausiai yra užaugę vyriuose, reiškiasi, fazendose ar ten dvaruose, kitaip sakant. Ne? Ir jie tarpusavy ten susiženė. Labai gražų žmonės, reikia pasakyti, reiškia, ir turi to tokio jausmingumo, mano žodžiu, tas yra gerai. Tai čia pirma tokia kategorija žmonių. Antra kategorija žmonių yra ne taip gerai gimusių, bet pakankamai daug maišytų žmonių. Tai yra įvairūs metysai, mulatai ir taip toliau. Tai yra jau nebe 2 rasių, bet 3 rasių mišinys toksai. Tai praėjusiai laidoje aš kreolų su metisai supainėjau. Jo, tai metisai yra indieno ir balto mišinys, reiškia, yra ten dar ten įvairių ten tų kategorijų, ten po 16 dalis kraujo, kur taip toliau. Bet jie sudarė neprivilegijuotąją dalį tos visuomenės, tačiau jų buvo daug ir jie sudarė labai svarbią visuomenės dalį. Ta prasme, jų miesteliuose darbininkai įvairūs, smulkus valdininkai, kolonistai tiesiog, kurie įsisavino naujasias žemės. Tai tokių žmonių ten pakankamai daug, jie neturėjo labai didelių ambicijų ir jiems labai dėrėjo tos dvi klasės tarpusavy. Ir labai didelę dalį dar sudaro ir taip pat vietiniai gyventojai,
kurie priešingai negu Šiaurės Amerikoje nebuvo jie sunaikinti, jokios rezervatus nebuvo sudėti, bet jie gyvendavo dažniausiai atskiromis bendruomenėmis ir kaimais. Ir jie, reiškia, irgi dalyvauja iš tos įvykiuose pakankamai daug. Tai kitaip sakant, jeigu, pavyzdžiui, čia yra toks padarytas tyrimas, kaip atrodo ten kokia nors rojalistų kariuomenė, ten prieš kokį mūšį. Nu tai ten, pavyzdžiui, europiečiai sudaro nuo pusės iki 5% kariuomenės tik tai. Reiškia, visa kita komanda yra atėjusi iš vietinių ir dar ten kokie 20% iš vis tik indėnų. Nu, arba ten panašus skaičius. Taigi, taip sakant, tos kariuomenės, nors jos po vieną ar kitokią vėliavą kariauja, bet jų sudėtis yra panašiai to krašto sudėti ir kuo ilgiau tas dalinys būna toje vietovėje, tuo greičiau jisai pasidaro panašus į vietinius žmonės. Kitaip sakant, tos tokios idėjinės kažkokios tai proeuropietiškos, prokarališkos ar taip toliau, reiškia, grupės žmonių prasme čia nelabai yra. Tuo tarpu vadai labai aiškiai save priskiria vienai ar kitai grupiai. Ir dažniausiai tie žmonės tarnauja tam vadui, bet netarnauja kažkokiai aukštesniai tai visuomenė. Tai štai, kas yra San Martinas ir Simonas Bolivaras, tas pats garsiausias žmogus, bet šiaip jie keliese buvo. Tai jie yra iš kreolų. Iškia, jie yra iš to valdančio elito, jie yra vietiniai, jie kalba vietiniam suprantamą kalbą ir jie būtų palygintini su mūsų Tadu Kosciuška arba panašiais tokiais, jie ir tose karuose dalyvavę ir gerai išmano ir labai valdė tą tokia kalbėjimo maniera, tokia pakelta, tokia paremta tradicijom, paremta kažkokiam aukštais idealais, reiškia, jie yra revoliucionieriai. Tai yra patys tikriausiai revoliucionieriai, kurie, reiškia, sugeba žmonės pakelti, apjungti kažkuria prasme. Ir būtent tuo jau laikotarpiu, to 20-25 metų, šitie žmonės ir atliko didžiausius dalykus. Nes ten nebesvarbu, kokios jisai tas žmogus kilmės, ar iš kreolų, ar iš kitų ten sričių, jie jau visus yra apjungti vienos idėjos. Na ir ta idėja dažniausiai labai yra panaši į Šiaurės Amerikos tos revoliucijos, reiškia, idealus, bet paremti kitokiu pagrindu. Dabar kokios tos susitveria valstybės? Pačios svarbiausios žemės Latino Amerikoje yra tos, kurios yra prie jūros arba prie didžiųjų upių. Jeigu mes įsivaizduojame... Iš abiejų pusių, ir vakarai ir rytai, ne? Ir vakarai ir rytai. Okay. Jo. Ir jie, reiškia, tie kraštai yra labai svarbus, tai čia tada pakrantės visos ir dar būtų tos didžiosios upės. Amazonė gal mažiau, bet La Plata labai. Ir jos intakai ten dideli. Ir, sakykime, viena iš tokių valstybių, kuri pakankamai anksti jau pradeda kotiruotis. Tų valstybių, aš neatsiminsiu mintinai susikūrimo datų, jos ten maždaug nuo 1810 skaičiuojamas iki 1825. Pats karas, manoma, iki 1833 vyksta, tas nepriklausomybių karas. Bet esminiai įvykiai jau 25 tam pasibaigė. Tai čia tie metai kartais nedaug reiškia, nes priklauso kas skaičiuoja. Ar tą, reiškia, pirmą jų ten susirinkimą į savo ten tų parlamento bendrų išrinkimą, ar atsiskyrimą nuo Ispanijos, ar kokį nors esminį mūšį, kuris tenai vyko. Tai čia truputėlį skiriasi, reiškia, čia nėra taip svarbu, kas po ko buvo, bet pagrindiniai tokie žaidėjai tai buvo jungtinės La Platos provincijos, kuri vėliau vadinasi Argentina, nes jie pradžioje tai ir nebuvo, ten Patagonijos nevaldė, Argentina valdė tik tai tą dalį, kur reiškia, prie La Platos tos įlankos tokios didžiulės. Tai ten buvo jų centras. Tai be abejonės Čilė. La Plata gal čia Buenos Aires šiandien, ne? Jo. Va ten tie centrai, jie taip ir liko, reiškia. Nes ten, ko paskui toliau į pietus, ant žemėlapio, kai žiūri, to nesimato, ten šalta, prastėja oras, ten šalta, nepatogu gyventi. Jau realiai didžioji dalis Patagonijos yra realiai mažai gyvenamos savanos tokios, kur ten tų gyventojų mažai, ten, reiškia, vis tiek visi ten koncentruojasi prie upių arba prie pagrindinių kelių. O, reiškia, tai Brazilija šiandien mes nejudinsim, čia atskira istorija, nors irgi panašiai, tik tai tiek, kad jų karaliai nesuimami, o pabėga į pačią Braziliją ir kurį laiką ten reziduoja. Dėl to pas jos yra truputį kitas statusas ir dėl to ten, reiškia, tas Brazilijos ir Portugalijos santykis yra truputėlį kitoks. O reiškia, jau toliau žiūrint, tai Paragvajų jau truputėlį kalbėjau,
Na ir labai svarbios žemės yra vidutiniai klimato zonai, tai ten, kur būtų Čilė, Peru ir aukštutinė Peru arba Bolivija, kaip jinai vėliau vadinsis. Tai čia vat yra tos pagrindinės vietos, dėl ko vyksta, ir paskui jau labiau į šiaurę, jau atogražų, sakykime, ten zonai, tai yra ten, kur dabar Kolumbija, yra Venezuela. Čia yra labai, labai geros svarbios žemės. Dabar kaip ten yra su tom, kas skiria, reiškia, tą vieną pakrantę nuo kitą, Andų kalnai. Čia yra labai didžiulė geografinė kliūtis ir per ją pereiti dideliai kariuomenei yra labai didelis iššūkis. Bendrai, bet kurioje vietoje. Dėl to ir valstybių ribos atskirtos, jos paprastai taip atsiskiria. Tai tas, reiškia, tas pirmasis toksai sėkmingas užkariavimas buvo Čilės. Čilė buvo labai lengvai valdoma, kadangi prie didžiojo vandenyno ir ten, tiesą sakant, kaip tie miestai pagrindiniai kaip karaliukai yra sudėlioti. Bet ir tokiu būdu ten, kaip sakyt, nėra teritorijos, kur reikia užimti, bet yra juosta, kurią reikia užimti. O realiai yra keletas pagrindinių miestų. Jeigu jos užimi, tai kaip ir valdai visą situaciją. Tai taip atsitinka su Čilė, jinai yra užkariaujama pakankamai sėkmingai. Tikrai didelę įtaką turi būtent ne tik tos kariuomenės, kuri padaro kreolų vadovavimą kariuomenę, bet sudaryta iš tų žmonių, kurie dalyvavo dar Ispanijos tam kare prieš Napoleoną. Ir ten jo sudėty buvo palyginus daug patyrusių karių, tai kariuomenės kokybė tiesiog turėjo didelę reikšmę. Šiaip šitam kare, kokio dydžio tos armijos, tai jau 7,000 būtų labai daug. Aiškiai, tokie pakankamai mažos kariuomenės, bet joms labai didelės iškyla logistikos problemos, todėl kad aprūpinti tokią kariuomenę labai sudėtinga, maisto yra mažai ir visokios kitokios amunicijos, tai dėl to yra labai svarbu tas tiekimo kelias. Nes, pavyzdžiui, per Andus pereiti tai dar gali, patirsi didžiulius nuostolius, iki 20% kariuomenės žūdavo per perėjose tiesiog, nes labai sudėtinga. Logistika prasta ir šiaip ten sudėtinga. Tai va, bet perėjusiu, paskui jau jeigu sėkmingai pavyksta, tai pavyksta ir taip pat Simonas Bolivaras jau vėlesniais laikais irgi perėjo Andus ir užima, reiškia, ten tą jau pačią šiauriausią tos vakarinės pakrantės dalį, ten, kaip jie vadinasi, Naujoji Granada, man atrodo, ir užima šitą teritoriją. Irgi taip pat sėkmingai įsitvirtina, bet pagrindinis jų argumentas, reiškia, yra tai, kad vietiniai gyventojai turi palaikyti juos. Tiesiog perina jų pusę ir tada ten viskas subyra. Ten būna mūšiai, lemiami kažkokie ten po kelis tūkstančių žmonių, bet kada jau tu įrodai, kad tu tikras vadas ir tada tiesiog tave paima. Ilgiausiai laikėsi iš viso šito regiono Peru. Nes ten Lima buvo toks miestas ir dabar sostinė, kur yra prie didžiojo vandenyno. Tai ten jie buvo lojalūs labai ispanam ir ten, tiesą sakant, iki galo net nebuvo apiformintas reikalas, kuris nustatė, kad tai yra nepriklausoma nuo Ispanijos žemė. Ta prasme, jie ilgai liko ištikimi. Kita tokia tvirtovė, jeigu taip galima pasakyti, Ispanijos karalius buvo Kuba. Dėl to jinai per visą šitą karą liko ispanams ir jinai tik tai, kur praeitą kartą aptarėm, tada jinai jau ten patenka į Jungtinių Amerikos valstijų ten įtaką. Na, o didžiausia žemė, didžiausia teritorija, tai aišku yra naujoji Ispanija arba Meksika, kurioje ten tikrai jie tikėjosi išlaikyti Meksiko miestą, reiškia. Bet ten atsitinka tie apsijungimai, apie kuriuos aš sakau, kada, reiškia, ta rojalistų armija paskui, reiškia, ten pasitarė su tais maištininkais ir galų gale nutarė veikti kartu. Tai čia yra taip Meksika keistų būdų atsiradus ir pakankamai sėkmingai. Ten tik tai buvo problema, kad, reiškia, miestų gyventojai buvo vienos nuomonės, o apylinkių buvo kitos nuomonės. Tai buvo taip, kad, pavyzdžiui, apylinkė visai jau kaip ir palaiko, o didysis miestas dar vis yra ištikimas. Nes įtaką turėdavo tie karaliaus paskirti valdininkai, kurie buvo įtakingi ir turtingi dažniausiai, ir, žinai, ten pas juos tie dalykai buvo pakankamai susiję. Vienas iš įdomių dalykų šitame kare yra bažnyčios pozicija. Reiškia, ta reforma, kurią Burbonai darė dar 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, jinai buvo iš esmės labai nenaudinga bažnyčiai. Tiesiog tam ir buvo daroma, kad kažkaip susilpninti jos įtaką. Ir buvo labai daug nepatenkintų kunigų. Ir tie kunigai arba įvairūs vienuoliai tenai ir panašiai, jie dažnai patekdavo į tų revoliucionierių vadus.
Bet jie mokėdavo kalbėti, mokėdavo pagrįsti. Ir čia, taip bendrai žiūrint, Ispanijos karalystė padarė žiaurę klaidą, kad silpnino tos žmonės, nes realiai, kadangi čia yra, mes kalbam apie tokią valstybę, kurios yra didelė teritorija ir daugelį vietovių net nėra valdininkų paskirta, jie ten kažkur labai toli, tai realiai tais valdžios žmonėmis būdavo kunigai. Kunigas jis yra kiekvienoje bendruomeniai, iškia katalikiškoje, jis natūraliai ten yra ir kunigas, ir vadas, ir atstovas, ir karaliaus, ir dievo vietininkas žemė. Tai va, tai kada juos labai šitos reformos nuskurdino, jie buvo labai nepatenkinti ir labai dažnai, nes čiagi keli metai, čia nėra labai didelis atstumas chronologinis. Ir tie žmonės yra dažnai tapę įvairių, reiškia, tų tokių judėjimų, milicijų, taip pat įvairių maištininkų vadais. Nes jie, manė, kad tai yra neteisinga, pikti buvo ant monarchijos. Tai tam tikra prasme monarchija silpnindama bažnyčios įtaką šitam regione pati saviškasi duobę. Nes tai buvo žmonės, kurie, autoritetai, kurie konsolidavo visus į krūvą. Tai čia tas yra tas pastebima. Aišku, ten karalius bandė susitarti su bažnyčios hierarchais ir kaip tik kartu atstatyti tvarką ir ramybę, reiškia, bet tas jau buvo per toli pažengęs. Kalbant dar paprasčiau, man tiesiog yra kažkokia nerašyta sutartis tarp kolonijų ir metropolijos. Ir kolonijos jos kaip ir lojalios tai metropolijai ir ten stengiasi dėl jų, niekad gyvenime nemato tų karalių, bet juos ten, palaiko, viskas būna gerai. Su sąlyga, kad ta metropolija darytų tai, ką jie įsivaizduoja, jinai turi daryti. Jinai turi ginti, jinai turi rūpintis, jinai ten turi rodyti meilę kažkokią, tos kolonijos, nors atrodo jos toli, bet ten irgi žmonės, ir jie. Ir dažniausiai tas nutrūksta toksai kaip ir neparašytas kontraktas tada, kada tas karalius netitinka to idealo. Kada jisai nesirūpina, kada jisai ten trukdo vystytis, kada neatsiunčia ten jokios princesės, ten nepadaro jokio judesio, jokio dėmesio, kada jisai išleidžia įstatymus ir net nesiklauso, ką valdiniai tenai, Kol jisai tą daro, va čia toksai daiktas, to viskas gerai. Atvyksta ten koks, čia vicekaralius, nes, pavyzdžiui, Mexike, ar Meksike, kaip čia dabar reikėtų iš tikrųjų vadinti, tai, sakykime, būdavo vicekaralius, kuris valdydavo naują pasaulį, tokios pareigos, tai ten buvo jau ten rūmai kažkokie, jisai ten, keliaudavo po tos kraštus ten kartą per 20 metų, bet vis tiek, įsivaizduoju, čia toks, mes kadangi tikrai neturim to monarchizmo, dėja, aš norėčiau pasakyti, tai mums kartais tą sunku suprasti ir kai ten Britai, Jėzus, ten karalienė užsidėjo tokią suknelę ir nusiėmė ją, mums nesupras tokių dalykų. O jiem tai yra svarbu, jiem tai yra svarbu. Ir va tokiu būdu, reiškia, per kelis etapus, per tą tokią pokytį, ir metropolijoje, ir pačiose kolonijose, iš esmės jie išgyveno labai sudėtingą laikotarpį. Ir jo pabaigoje susiformuoja iš esmės dabartinis žemėlapis. Dabar jeigu į tą žemėlapį mes pasižiūrim, taip grubiai, tai matom, kad Pietų Amerikoje pačioje, išskyrus šiaurinę dalį, yra daug didelių valstybių, o ten per vidurį yra kažkokių pilna mažyčių. Kasgi čia atsitinka? Ogi pasirodo remia gamta. Kada yra, reiškia, kažkokie tai ten pajūrio teritorijos, tai nors jos atrodo viena nuo kitos labai nutolusios, bet jos yra sujungtos logistikos linijom, tai yra laivais galima priplaukti. Ir net jeigu ta sostinė ten labai toli, jeigu taip žiūri, bet tie laivai ten kartą per metus atplaukia, Ir jie ten kažką atveža, kažką išveža, reiškia. O gal ir daugiau jau 19 amžius iš esmės, reiškia, tai tas judėjimas jau ten kažkoks ten yra. Tuo tarpu, kada tik tai reikalas pakrypsta giliau kažkur tai krašto gilumoje, padėtis visiškai priešinga, reiškia, ten neįmanoma nieko padaryti, nes praktiškai jie gyveno be kelių, visas judėjimas vandeniu buvo. Tai kol nėra tų kelių, kol neiškirstos ten tos, visokios džiunglės, tai ten tas poveikis minimalus. Ir realiai, reiškia, tie iš huntų atsiradę vadai ir sakykime, tam karo etape vėlgi vieni praturtėjo, kiti ten nusigyveno, bet yra ir tokių, kurių praturtėjusių. Tai tie praturtėję maži vadukai, jie iš esmės buvo tiek stiprų savo regione,
kad jie jau nieks negalėjo pakeisti. Ir visi bandymai tenai kažkokiu būdu suvienyti tenai tą Centrinę Ameriką realiai nedavė jokio rezultato, nes ten jie gyveno atskirai. Ir tos tokios jų struktūros, kurios buvo esminės, tos vadinkim jos ar demokratinės, ar liaudės valdžios atstovų kažkokios tai sistemos, nors jos buvo kaip ir nustumtos į šoną ir ten niekas su jom labai nesiskaitė, arba jos apsijungė su tais, sakykime, mažaisiais diktatoriais, bet šitos struktūros iš esmės buvo pajėgios atremti bet kokį puolimą. Ta prasme, žmonės buvo susiję ir tokiu būdu jos taip ir liko. Ir jų teritorijų ribas iš esmės nubraižė dar Ispanijos tos imperijos, reiškia kažkokios provincijų ribos, bet jos taip ir neapsijungė didesnės valstybės, kaip kokia nors ten Argentina ar ta pati Kolumbija. Na, Simonas Bolivaras labai tikėjosi, kad jam pavyks sukurti tokią kaip Jungtinės Amerikos valstijos, va tokį darinį. Čia buvo didžioji svajonė, jis ją vadino Didžioji Kolumbija. Toks pavadinimas labai gražus. Tai va, Kolumbija atsirado, viskas su jie tvarkoj, reiškia, bet jis daugiau taip ir neapjungė ir jos išliko nepriklausomos. Tai Peru skilo į dvi dalis, į Boliviją ir Peru. Tokios atsiskyrimas vyko. Čilė palei pakrantę taip ir liko, tarp kitko labai perspektyvi ir stipri valstybė ir šiandien ten tokia yra. Ir Paragvajus taip, Urugvajus tokia valstybė gal silpnesnė gerokai, jinai yra geresniai geografiniai padėtinė vidury žemyno, bet ten tokio labai nebuvo vieniančio kažkokio elemento ir jinai linkusi buvo visą laiką patekti kažkokias vidinės riaušės. Tai va, tas Ekvadoras, tai ten kitaip jinai ta vadinasi valstybė pagal Kito, man atrodo, taip jinai vadinasi pagal provincijos centrą. Toksai, tai va, tai taip ir sukrito tie dalykai. Salos visos iš esmės reiškia liko tokios, kokios buvo, ten niekas labai nepasikeitė, Kuba liko ištikima, kas ten San Domingas, man atrodo, ten pakeitė priklausomybę, kaip ir su prancūzų tom kolonijom panašiai ten atsitiko, ir ta didelė Meksika. Didelė, bet nelabai stipri. Meksika yra ir šituose reikaluose reikia taip pat paminėti, kad dalyvavo ir amerikiečiai. Jie kai kuriais atvejais finansavo kai kurios procesus ir tą įtaką paskui išlaikė. Jie tikėjosi gal kažkiek praplės savo teritoriją, bet jiem tuo metu teritorijos ne per daug reikėjo, nes jie gavo, pavyzdžiui, tą pačią Floridą gavo iš Ispanijos karalystės kaip už skolas padengimą. Reiškia, tai jiem ten labai kažko netrukdė, jie nemanė, kad tos valstybės čia ilgai laikysis. Na ir taip, žinai, tokia keista tokia istorija, procesas ilgas, keliasdešimt metų. Tai jeigu pradžioj, žinai, kada Ispanija užvaldė Prancūziją ir įvyko tas negražus aktas, tai tos visos huntos, tos visos provincijos apsijungė kovai prieš prancūzus, skyrė pinigus, man atrodo, netgi tai pačiai Kadizo, ten tai Kortesų, žinai, tai respublikai tokiai. Ir ten visokiais būdais bandė kažkaip pagelbėti, tai toks labai stiprus monarchistinis pagrindas, o vėliau tai gausi tokios nepriklausomybės kovos kažkokios, tai ir jos atvedė prie atskirų šalių, kurios nebuvo nei labai stiprios, nei labai galingos, bet kai kurios iš jų buvo pakankamai stiprios. Tai va, toks pasakojimas, ar kas nors iš to aiškiau ar nelabai? Ne. Tik dar painiau. Taip, nes, sakykime, tas jų sienų, pavyzdžiui, nustatymas, jisai buvo pagal tas Ispanijų provincijų ribas ir kaip ir pradžioj ten nelabai buvo svarbu. Bet paskui, žinai, tos valstybės jau kada po truputį tapo valstybėmis, tai jos jau paskui žiūrėjo į tas sienas ir, aišku, galvojo, galbūt galima kažką praplėsti. Kodėlgi nepadaryti kokios nors didelės Bolivijos arba didelės Kolumbijos arba dar ko nors. Taigi kalba ta pati, kultūra iš esmės ta pati, skirtumai minimalūs. Ir visą laiką tada kyla noras, gal pabandykim ką nors pimti. Ypatingai jeigu ekonomiškai yra svarbių žemė, ten kur kažkokios kultūros auga, žinai, tai tada visi norės paimti. Tai va, tai tas dalykas kaip ir gerai. Dabar gavau tokį laišką po mūsų praeitos laidos, bet ten žmogus sako, jūs galite pasakyti, kodėl jie netapo kaip
Šiaurės Amerikos valstijos, tokia stipriausia valstybė pasaulyje, o ten pas juos kažkas ten nepaėjo. Tai fundamentas kitas. Fundamentas kitas, yra kita kultūra, fundamentali kultūra yra kita. Tai visų pirma, valstybė neorientuota į savo modernizaciją labai rimtai ir labai tokia, labiau orientuota į gerą gyvenimą negu į juodą darbą. Iškia toks esminis skirtumas. Ir jų tas, sakykim, gyvenimo būdas, tai ten kažkokia tai plantacija, kažkoks dvarininkas, kiti ten dirba, vergovę, tarp kitko visos valstybės panaikino. Čia ne Šiaurės Amerikoje dar liko, pas juos neliko iš karto. Jie negalėjo vergovės daryti, todėl kad jų kareiviais buvo visų įmanomų rūšių žmonės. Ir, sakykime, savo tose pradinėse konstitucijose, man atrodo, kad jau toj 1812 metų konstitucijoje buvo įrašyti šitie dalykai, kad vergovės negali būti. Tai čia buvo jau fundamentalus laisvės principas, vergovės nėra. Tai nereiškia, kad negalima eksploatuoti žmonių, galima, bet jie nėra vergai. Reiškia, jie dirba ne kaip vergai. Ir dėl tos priežasties, reiškia, jie neturėjo tokio. Kitas dalykas, kraštas labai silpnai kolonizuotas ir dar labai daug ką buvo galima kolonizuoti. Kitaip sakant, energingi žmonės dažniausiai stengiasi įsikurti tose mažai užvaldytose vietose ir ten organizuoti paprastą pramonę, kirtimas miškų, ten įrenginėjimas kažkokių plantacijų, žemės ūkio. Tai tiesiog klimatas ten truputėlį kitoks, tai dėl tos priežasties, reiškia, jie turėjo tą kitokį. Bet jeigu tik turi daugiau pinigų, tai jie neinvestuoja į verslą, bet investuoja į gerbūvį. Va čia ispaniškas tokia savybė. Netverti, o hedonistauti. Kažkuria prasme galima pasakyti, kad jie buvo panašus į Jungtinių Amerikos valstijų pietinės sukilusias konfederacinės valstijas. Tai yra truputį kitaip padaryti. Bet pas juos, pavyzdžiui, labai stiprus dalykas buvo empatija. Jie yra šilti žmonės, jie bendrauja. Gal reikia, žodžius, savais vardais reiškinius vadinti. Jie buvo tinginiai, nes tai buvo labiau į pietus, ir kuo labiau į pietus, tuo labiau žmonės tingus yra. Bet ne visai, matai, ten jeigu pažiūrėt Pietų Amerika yra jau, Ekvadoras yra ties ekvatoriumi. Visa kita, kas yra į pietus, jau tenai darosi vidutinio klimato zona. Aš kalbu pietus geopolitiškai, o ne geografiškai. Aš manau, kultūra yra kitokia. Tiesiog kitus dalykus daro. Žiūrėk, kokie mums rūbai daro įspūdį itališki. Tokie prabangos. Alfa Romeo. Kažkokie tokie. Tu nepainiok ciganšinos su italų dizainu. Italų dizainas yra tvarkoj, bet sombrerai ir škurliai ir čecholai ir kaip ten tas kuldrutės ispanų ir pietų amerikiečių nėra italų dizainas. Tai yra daug blogiau, tai yra Kišiniovo cirkas aprengta meška ant dviračio. Jie yra su ūsais. Va to visas atsakymas. Aš supaprastinu viską, todėl kad aš mokslininkas. Aš kadangi ne šitą... Tai va. Dar vienas dalykas, kuris yra, svarbus, yra atstumas. Taip. Ilgainiui tarp Europos ir Šiaurės Amerikos yra žymiai mažiau kilometrų negu tarp Pietų Amerikos ir Europos. Nors Ispanija yra pietuose, ir ten galima kažkaip patekti. Tai va, ir jie iki galo tokios, aš nežinau, gal idėjos nuo kažkokios, tai irgi tokios labai stiprios nebuvo. Aš pat galvoju, gerai, buvo Simonas Bolivaras, tvarkoja visur, ten pinigai, miestai, visur ten jo pilna, visose valstybės. Bet jie neturi, pavyzdžiui, tų deklaracijų tokių. Nes matai, Amerikos tie tėvai, jie ateina, supranti, su visai įdomiom idėjom ir ten juose yra tokių įdomių, ten puritoniškų idėjų, yra ten masoniškų idėjų, dar kažkokių toksai, Ir idėjiškai jie, save supranta ten netgi su kokia Romos Respublika save lygina, Ir jiem ten kažkaip gražiai gaunasi. O ten pietuose jie kažkaip, pietiniai, Latino Amerikoje, jie
kaip ir ilgisi tos Ispanijos, kur viskas ten buvo gerai. Jie yra monarchistai pagal prigimtį, ta karalystė ten negali būti ir jie tokie, vat, žinai, savo tapatybės sunkiai ieškantis, sunkiai randantis žmonės, tuo labiau, kad žmonių, kurie tenai pas juos atkeliavo visais laikais, ten emigracija vyko ir toliau į tos kraštus, jie daugiausiai veikia tam tikrom grupėm ir, pavyzdžiui, kas yra ten labai akivaizdžiai matosi, pavyzdžiui, vokiečių grupė labai stipri. Ir ne tik po antro pasaulinio karo, kur atvažiavo bėgdami, reiškiasi, bet ir ankstesniais laikais jie turėjo tokių kolonijų tarsi. Ir jos tenai atsirado, bet kažkuria prasme Pietų Amerika arba Latino Amerika yra šiek tiek toliau nuo, sakykime, tos tuo metu labai progresyvios ir anglosaksiškos kultūros. O čia yra, žinai, dalykai. Ir mes to turim. Tokia kitokia pas mus ta kultūra, tokia nelabai racionali, tokie, žinai, kažkaip įsivaizduoju. Ir, pavyzdžiui, ilgą laiką, nepaisant, kad nutrūko visi santykiai, vis tiek tie kreolai siūsdavo savo vaikus, jeigu tik išgalėdavo Ispaniją mokytis. Nu, ta prasme, jie dar išlaikė tokius kultūrinius ryšius, ten jie būdavo visokiais būdais remiami. Ir, žinai, man tai klausimas laiko, o kada ispanai susitaikė? Tai formaliai susitaikė pakankamai greitai. Iš tikrųjų, po 1833 metų, bet pripažinimai vyko ir anksčiau, bet, tai, ta prasme, po to dažniausiai, 33-36 metai, nes 33 beros metais mirė tas Karlosas VII, kuris čia asmeniškai jautė, kaip nuoskaudą, kad jis net kariavo visos tos dalykų. Ir paskui tiesiog Ispanija suprato, neturi jokių galimybių, reiškia, jie atsikariauti šitų žemių, tiesiog nėra į ką atsiremti, nėra resurso, nėra norinčių kariauti, nieko nėra. Plius neseniai pavyzdys Jungtinės karalystės, kuri kur ta prasme prarado Ameriką tiesiog. Visiškai, kad geriau gal kaip tik su jom draugauti ir bendrauti, reiškia, ir taip toliau, negu kad bandyti čia atsikariauti. Nors tam tikra bandymų lavina buvo apie 1862-66 metus. Kada Ispanija sustiprėjo, tapo labai tokia jau galingesnė valstybė, žinai, ir jie tada bandė, dar toks bandymas buvo, ir tas karas 1866 metų su Peru ir Čilė iš esmės, reiškia, jisai baigėsi tokiu fiasko. Bet net sunku pasakyti, kaip tai vyko. Ta prasme, logistiškai neįmanoma operacija. Nes ten, žinai, atplaukė santykinai mažas laivynas Ispanijos, jie tikisi, kad ten gal tos, žinai, kažkokie seni sentimentai suveiks. Tai čia kaip rusai tikėjosi, kad ukrainiečiai priims su gėlėm. Jo, tai ten kažkokios salose įsitvirtino, pasidarė bazę, ten pabandė, žinai, pulti, tai ten tas kažkiek pavyko, kažkiek nepavyko. Žinai, kažką nuskandino, kažkiek jos nuskandino, seklumos užplaukė, bet jokingiausias dalykas, iššaudai amunicijos atsargas ir važiuoji namo. Taip. O ką veikti? Čia kaip saliutų, prisipirk ir baigis. Nėra ką daryti. Tai ir tada supranti, bet, reiškia, tiek ispanuose jiems buvo didžiulė nuoskauda dėl šitos prarastos imperijos, nes jie ten investavo, sakykime, 16-18 amžiuje kosminius dalykus investavo iš tas. Aišku, jie gavo daug, bet jie ir investavo daug. Ir tas viskas taip nieko. Tai aš kartais pagalvoju, kaip seniau man kažkaip buvo, Lietuva turėtų kolonijų, ne. Supranti, kad tai yra kvailystė. Tu realiai išeikvoji energiją, kažką tu gauni, bet tu išnaudoji energiją kitų kraštų kolonizacijai, realiai jie paskui prieš tave sukyla ir finale tu vis tiek sėdi su tuo, ką turi, žinai. Ir lieki imperialistų. Dar lieki imperialistų ir dar jauti nuoskaudą, jo pralaimėjusių jautiesi. Ir dar po to taisydamas skriaudą įsileidi pas save šviesuolių iš tų kraštų ir jie ten kelia savo tvarką, pradeda įvedinėti. Taip, už tai, kad, reiškia, tie procesai yra abipusiai. Ir sakykime, ilgą laiką tas priklausimas ten kokios Ispanijos valdom, tai buvo didžiulis privalumas. Tai mokyklosgi atsirado kažkokios misijos, bažnyčios, gyvenvietės ir visa kita. Ir sakykime, tas civilizacinis toks judesys ir visai buvo jiems naudingas, bet tas įsivadavimas ir sutapimas nepriklausomom valstybėm, jis, reiškia, davė rezultatą. Bet tas orientavimas į Šiaurės Ameriką, jisai turi dar vieną pasekmę, kad Jungtinės Amerikos valstijos greitai tą Lotynų Ameriką pradėjo matyti kaip savo įtakos zoną.
Ir tas jų matymas, jisai davė rezultatą. Tengi, pavyzdžiui, buvo bandymas ir, man atrodo, iš prancūzų pusės buvo bandymas užvaldyti Meksiką, tarp kitko. Tuo metu, kai vyko pilietinis karas Amerikos. Jie ten pabandė, išsilaipino netgi kažkokį desantą, tenai bandė kažką, žinai. Ant žemėlapio atrodo paprasta, o kai patenki į realią situaciją, ką tu ten labai, labai padarysi. Valdymo formos. Įdomus dalykas, iš esmės Respublika dominuoja. Pietų Amerikoje dominuoja Respublika, bet tose mažesnėse Centrinės Amerikos valstybėse vis tik tai atsiranda vienokia ar kitokia diktatūra, bet ta diktatūra yra tik tai tada gerai, kada tasai diktatorius moka šnekėti liaudžiai suprantamą kalbą. Aiškiai, jisai turi. Kaip Veselka. Nežinau, Veselka gal mane, bet aš, pavyzdžiui, man Nikaragvo yra visą laiką stebuklas. Kaip gali tokia valstybė, vėlgi Ortega išsirinko. Dabar vėl? Jo, jisai vėl vadovauja, dėdukas. Okay. Tai atrodo, kaip gali būti, žinai. Bet paskui supranti, iš kur tas ateina. Reiškia, jie ateina iš jų vidinio demokratinio jausmo, tokio labai savotiško demokratinio jausmo, tai susijęs tom huntom, kad žmonės vietiniai susirenka, turi savo atstovybės, tas atstovybės kažką tai daro ir reiškia, tie komunistai paskui jie perpranta šitą logiką ir jie pradeda tokiu būdu pateisina iš esmės diktatūras, bet tos diktatūros jos atitinka liaudės tą kalbą. Nes didžiąją dalį gyventojų sudaro net ne kreolai ir ne jokie ten europiečiai labai išėję, reiškia, bet sudaro tie paprasti žmonės. Reiškia, tie paprasti žmonės ten turi lemiamą reikšmę. Bet tie paprasti žmonės pas juos jie nėra panašus į jankius. Jankiai yra tokie, žinai, plėšrūs, energingi, veiksnūs, gerai organizuoti, skaičiuoti, mokantys žmonės, tai žinai, tai ten pas jūs jankių nėra. Jau čia problema, žinai. Ten yra paprasti žmogeliai, kurie rūpinasi mažais dalykais, filmus pasižiūrėk. Pavyzdžiui, bet kokį ten, žinai, būdavo laikai, kai ten žiūrėdavo žmonės. Tai apie ką sukasi gyvenimas? Apie intrigėlės, apie šeimos gyvenimą, ten vestuvės, paveldėjimai kažkokie. Ta prasme, nėra tenai. Aš turiu didžiausią Latino Amerikos muilo operų kolekciją pasaulyje. Ar rimtai? Milijardas videokasečių. Ir kas vakarą žiūri? Taip. Žinau, tai visos muilo operos. Tai va, bet kodėl būtent tam krašte kūriamos tos operos ir kodėl, pavyzdžiui, posovietiniam pasauliu jos buvo tokios populiarios? Todėl, kad sovietinis pasaulis, jisai yra mažų žmonių pasaulis. Tu gyveni, nelys ten didelę politiką, ten kažkokie... Todėl, kad visa ta padermė, vadinkime, yra įsikūnijimas to, kas yra anti-anglosaksiška. Aš taip žiūriu. Tai yra truputėlį kitaip ir tai yra mūsų kultūros labai svarbi dalis. Ir lygiai taip pat. Aš tai drįstu manyti, kad mes gana kitokie. Mes esam kažkur per vidurį. Mes dabar esam labai pasimaišę, žinai, ir kaip sakyt, mes esame kažkur tai pariby tarp, jeigu anglosaksus mes vadinkime germanų pasauliu kažkuria prasme, žinai. Nesutikčiau, anglosaksai jie atėjo iš germanų, bet tai, ką mes šiandien yra visiškai germanai. Tai jų kalba, germanų kalba ir anglų, jo, bet jie nėra vokiečiai, kitaip sakant. Jau seniai, jie kilę iš germanų, bet anglosaksai seniai nėra vokiečiai. Bet jeigu tu paimtum, bet žiūrėk, dabar jeigu apjungtum, pavyzdžiui, vokiečius, nuimtum visą neigiamą, ką mes apie juos galvojam, bet paimtume kaip žmogaus tipą. Tai jie man labai panašus į šitos žmonės. Žiūrėk, čia jie tie kolonistai, ne, čia kur miestus įkūrinėja, čia kur visur ten užvaldė pamatį. Šaknis praeina iš ten, bet aš turiu menį, šiandienos vokiečiai ir šiandienos anglosaksai yra ganėtinai skirtingos padermės. Aš, pavyzdžiui, gyvenu mieste, kuris yra istoriškai kilęs iš ribos tarp dviejų kategorijų. Nes pusę Kauno kūrė vokiečiai, labai, taip vadinami vokiečiai, reiškia, kitoj pusėje gyveno katalikai. Čia taip, žinai, tautybė religija. Ir pagonis. Ne, katalikai sakydavo visą laiką. Okay. Tai net gatvių tinklas kitoks. Supranti, vienur yra toks viskas sudėliota į lentynas gražiai, žinai, o kitur yra, kaip ėjo keliai, maždaug pagal jos ir kūrėsi. Tai tai čia yra tas dalykas, kur aš manyčiau, kad, žinok, tie vokiečiai, jeigu taip žiūrėti, juos taip bendrai vadinti, nors šiaip tas žodis labai netinkamas, kadangi ten jie visokie yra. Tai vis tik tai, žinok, jie turi šitą tokį pradą, tokį racionalistinį kažkokį pradą. Tai tokiu atveju tada kokie nors švedai arba norvegai, švedai yra dar labiau germanai negu tie patys britai, anglai.
Nes škotai yra ne anglosaksai. Bet supranti, kame esmė? Va čia kaip su mumis yra. Kada mūsų buvo visuomenė, žinai, ir sako, kur dingo tas karingas lietuvis? Nu, čiagi tie lietuviai karingi, čia visi jų bijo. Kur jie dingo? Čia mitas yra. Ne mitas, čia labai konkretus dalykas, bet tie žmonės jie ten ir lieka tose žemės. Kitaip sakant, iš tos pačios Didžiosios Britanijos, iš Airijos, ne, iš čia kitų regionų, tie patys ekonomiškai aktyviausi žmonės važiuoja iš Šiaurės Jungtinės Amerikos valstijas. Ir jie tenai sudaro tą tokį veržlų elementą. Tie žmonės yra tokie alkūnėmis besistumdantis tokie, taip, žinai. Maverikai. Jo, o tie reiškia, o čia vat, kas važiuoja į Pietų Ameriką, tai važiuoja daugiausiai paprasti žmogeliai, kuriems reikia, ten jiem duoda dirbti ir jie dirba. Ne? Vat tipai kitokie, žmonių tipai yra kitokie. Bet dabar kas pasistebi, reiškia, kad kiekvienas reiškinys turi savo pliusus ir minusus. Ir tie vadinkime jankiai, bendruoju pavadinimu, jie per savo racionalizmą gali daug ką sugriauti iš savo vidaus. Pas juos nėra tvarumo, nes, pavyzdžiui, ta ispaniškoji Lotynų Amerika, jinai turi nerealų išgyvenamumą. Nu, jie ir gyvena toliau, nu ir ten tie gyventojai, ir jie ten, ta prasme, pokyčių ten gal tokių labai didelių nėra, arba jie paveikia pagrindinius centrus, bet jie yra, tos tvarios struktūros, jie ilgai gyvena, revoliucijos ten nėra kažkokių, žinai, nesusinaikina greitai, dar irgi toksai dalykas. O ten, kur yra jau ta labai racionali, paskui nustoja gimdyti tenai, sako, čia blogai, aišku, Amerikai, čia mažiau būdinga, Europai gal labiau, bet vis tiek, reiškia, ir tada gaunasi, va dabar mes turim popiežių iš to pasaulio. Ir daug kam jisai tinka dėl to, kad jis yra šiltas, dėl to, kad jisai, nors kartais, kad atrodo, tie sprendimai kokie tai keisti, žinai, revoliucijos kažkokios nedaro, jisai tarsi, žinai, visą kitą, bet va, jie ten kažkaip tokiu būdu gyvena, daugiau jausmo, žinai. Tai aš labai atsiprašau šitą vietą, aš nebeingas tam žmogui, tam, kuris galėjo pajudinti savo šikną ir padaryti, kad mažiau žmonių žūtų Ukrainoje. Bet ne, jisai kliedė apie tai, kad čia karas Ukrainoje yra ne tik Rusijos imperija, supras dar ir amerikonai čia kalti, ten tos aspiracijos dėl Islas Malvinas. Tai man tai yra bežionė, aš sorry apie tai. Aš tai manau, kad jisai turi labai tam regionui būdingas antiamerikietiškas nuotaikas. Taip, dėl to, kad jis yra fucking bežionė, atsiprašau už atvirumą. Bet čia tavo požiūris. Aš tai manau, kad jisai tiesiog atstovauja savo tą kraštą. Nes amerikiečiai, reiškiasi, jie kada, čia gal laikotarpį tik reikėtų pasakyti, bet tai būtų 20 amžiaus vidurys kažkur, ne? Jie vykdė labai įdomią politiką, kadangi tos valstybės buvo iki ausų įklimpę į skolas ir kadangi, reiškia, patys ten nemokėjo labai ten tvarkytis, tai jie kažkuria prasme vykdė tokią ekspansinę politiką, nekeisdami vėliavų, kaip sakant, ne? Vienur jiem pavyko, kitur nepavyko. Ir tų žmonių akise, praktiškai susiduriant su konkrečiom kompanijom, kurios čia daro, jie juto, kad juos išnaudoja. Ir išnaudoja taip negailestingai ir, žinai, ir griežtai, ta prasme. Ir dėl to toks pasipriešinimas jisai yra. Nes tos antiamerikietiškos nuotaikos tam regionui yra visuotinai jungiantis dalykas. Ten tikrai to yra labai daug ir dabar rusai tą bando išnaudoti. Jie bando dabar, žinai, ten verštis. Dabar jų naujoji užsienio politikos, žinai, krypčių aprašymai, ten kokia Brazilija jau yra taikinys. Ir ten aš jau nekalbu apie Venezuelas, ten ir šiaip nevykusias valstybės, kurių ten pakankamai daug tam regione, žinai. Jie antiamerikoniški, nors viską, ką jie daro, kaip ir rusai, yra apgailėtinas Amerikos mėgdžiojimas. Ir pasąmoningas ar netgi sąmoningas jų kultūros siekimas. Ten paim patį didžiausią Amerikos nekentėjais, išsižioja su popkornu, žiūrės kokią nors Hollywoodo pigų, žinai, kovinį filmą. Čia labai iš Sovietų Sąjungos tas būdingas. Taip, nekenčia amerikiečių ir jos kopijuoja. Tai čia yra tas didysis jų veidmainiavimas. Bet jis, žinok, ateina, aš nesakyčiau, kad veidmainiavimas, jiem yra kažkaip logiškai iš to. Nes supranti, kaip nes yra. Jie nesupranta, kokia yra to rezultato, kurį jie nori kopijuoti, kaina ir priežastis atsiradimo. Jie galvoja, kad amerikonai turi iš kažkur tai daug pinigų ir tada jie turėtų elgtis kaip ir jie elgtųsi toje vietoje, pastatytų gerus rūmus ir duotų liaudžiai, žinai. Va. O tai niekada Amerikai niekas liaudžiai nieko neduoda. Dėl to, kad ten tu turi užsidirbti, reiškiasi. Tai jie tada tos taisyklės blogos, bet mašina gera. Atsiranda toksai sovietinio piliečio mąstymas. Taip, plius ir iš čia pareina visokie korumpavimosi dalykai, ekonomika, ten, nežinau kiek procentų, gal pusė BVP nuo kokaino,
reiškia, kad ir šešėliškai, bet, supranti idėją. Nu jo, bet tik tai tiek, kad supranti, kada kalbam mes apie tuos visokius reikalus, tarp kitko, iš kur jie atsirado. Tom visom, nes tas karas jų vidinis ten su visokiais, reiškia, jisai nesibaigia, ten aprimsta, vėl atsigauna, reiškia, ten yra dažniausiai kokie nors partizanai, kurie jiems reikia kariavimo pinigų. Iš kur galima gauti tokiom sąlygom, kad tu fabrikus pastatysi, tai tada pardavinėjai kokainą, kokainas gerai, ten vietoje auga tinkamos vietos, užsakovas kas pagrindinis yra? Florida. Taip, Florida. Ir viskas, ir tada jiems tam, kad kariauti, jie turi reiškia, turėti pinigų ir tada skatina tos daiktus ir taip ir gaunasi. Vieniem reikia, šitie gamina ir tas naudojamas karo reikalam. Tai čia, žinai, visur yra, visose tokiose labiausiai neįmanomose dalykuose yra vidinė logika ir jinai paaiškina, kodėl taip yra. Tai taip pat yra. Bet kas mano supratimu yra dabar pastebima tendencija, kad Pietų Amerikos valstybės išlipo iš skolų, pagrindinės bent jau, ir jos pradeda daryti savarankišką politiką. Ir čia yra žaidėjai ateities, jie sugebėjo savo trūkumus, sakykime, atvarkyti, savo dvasinės stiprybės išsaugoti kažkuria prasme ir ten jie lipa į vietą. Kas mane labai neramina iš tikrųjų ir apie ką gamtininkai labai sako, tai valstybių susitvarkymas iš esmės reiškia didesnę gamtos išteklių išnaudojimą. Tai, žinok, pasižiūrėjus, kaip mažėja pasaulio plaučiai, tai yra Amazonės džiunglės, tai ten kosminiu greičiu tas dalykas vyksta ir čia yra blogai, nes pasiekmes bus didelės. Reiškia, čia yra toks stambus tie dalykai ir tas jų skverbimas jis tikrai yra didžiulis. Ir jeigu ten 19 amžiaus pasižiūri ten, Brazilija, tai čia pakrantė, paskui tuščia, ten nieko nėra, niekas ten nevaikšto, ten žmonės gyvi negrįžta, žinai. Arba Argentina, tai ten prie to, žinai, tokia juostelio, ten tos pampos yra tvarkoj, žinai. Tai dabar jau netvarkoja. Jau dabar ten gerokai viskas yra, žinai, apkultūrintas, apsitraukia tokie ir aišku, tas prasme, ten tas regionas yra smarkiai pasikeitęs. Tai va. Bet iki šios dienos jie tiki didvyriais, bolivarais, tiki žmonėmis, kurie yra gerai gimę, žmonėmis, kurie yra turtingi, žmonėmis, kurie dega idėją ir taip toliau. Ir jų tas pasaulis, jisai yra, man atrodo, mažai lietuviams pažintas, nors lietuvių turistų pilna Pietų Amerikoje. Ir iki šiol turi, ten likę pas juos jau, ten ne 7, kokie gal 4 pakylantis į orą superetandarai, kurie kažkada nešiojo egzosetus. Ir ten tie patys jau dabar senukai su ūsais, arba jų ten anukai skraido tais superetender ir viskas. O atplaukėčiamas Dauntless, kuris yra galingesnis už visą ten tą jų klauniškos valstybės karinės pajėgas vadinamasis. Ir tu kalbė apie jų kažkokį progresą. Ir aš klausiau, per BBC kalbėjo Eskobaro sūnus. Pasakojo apie zoologijos sodą, kažkokį safarį ar zooparką, kurį jo tėvas ten pasidarė pas ją. Ir pasakojo apie hipopotamus ir dramblius, šitaip sakė, į hipopotamus, į elefantės. Tai vat kol jie taip kalba, Valdai, ir kol jie skraido tais 4 ar ten 1,5 likusių superetandarų, tol ten nieko ir nebus. Tu Jankis. Aš Jankis, žiūrėk, aš esu visiškas Jankis. Pas mane yra, žinai, aš matau Bolivarą ir matau, žinai, mūsų 30 metų sukilimą, žinai, Emilija Pliaterytė ir aš galvoju, Dieve, kaip gerai, kad aš ne Jankis. Tu irgi Jankis, bet tu to nežinai. Bet tu to nežinai. Gerai, ačiū tau. Dėkui. Ačiū, kad remiat. Iki. Iki.